Ar reikalinga merginoms daryti šoninius susilenkimus ant tokio trikampio suoliuko, kur užkišamos kojos ir lenkiamasi ties juosmeniu žemyn, arba kitas panašus stovinti mami hantelį ir lenkiamasi į šonus? Vieni teigia, kad merginoms auginami šoniniai raumenys juosmens srityje ir pati liemens apimtis tuomet didėja. O žinia, kad merginos nori turėti vapsvos liemenį. Ar tai tiesa? Taip, tai tiesa, merginos nori turėti vapsvos liemenį. Ar lankų sukimas būna dar su visokiais spygliais, mažina juosmens apimtį? Labai ačiū, jį atsakysi. Na, šitą atsakysiu. Nors dalį klausimų esu aptaręs tą dalį apie lankus. Tai buvo prieš savaitę ar prieš porą savaičių, tas video žinoma yra Facebook'e, galima jį susirasti ir pamatyti ir pažiūrėti. Bet trumpai kalbant, tai kuomet sukate lanką, jums optiškai taip atrodo, kad tai yra pratimas juosmeniui ir kad nuo lanko sukimo juosmuo turėtų mažėti, o jisai neturi mažėti dėl to, kad organizme nėra lokalaus riebalų deginimo. Tai reiškia, kad jeigu jūs atliekate pratimą vienai kažkuriai kūno dalį arba treniruojate tą kažkurią kūno dalį, tai nereiškia, kad toje vietoje degs riebalai. Čia kaip yra ir kai svorio priaugate, valgote daug bandelių ir su uogiene ir su grietinė, ir tada priaugote svorio ir jūsų veidas pastorėja. Ir veido bruožai išplaukia, tokie žandai didelį atsiranda, ne? Čia smakro linijos nelieka, žandikaulių linijos nelieka ir tada smakras su krūtinė irgi vieną liniją pradeda sudaryti, kaklo nebelieka irgi. Va, tai čia būna taip nuo bandelių, nuo grietinės, nuo uogienės. Ir kuomet jau pradedate valgyti po pusę bandelės, ne po visą, bet po pusę, ir uogienės jau ne sriubinį šaukštą, bet arbatinį šaukštelį, lygiai taip pat grietinės, tada jau pradedate lieknėti, riebalai ima degti ir veidas lieknėja. Ir tada jau atsiranda kažkokios linijos, jau ten žandikaulių linija apsibrėžia, kažkoks makras atsiranda, vietoj to, kad būtų vientisa linija tarp smakro ir krūtinės. O nei žandikaulių, nei smakro jokių pratimų neatliekate. Tai yra įrodymas, kad nėra lokalaus riebalų deginimo, ar kuomet riebalai dega, tai jie dega nuo viso kūno, nuo kiekvienos kūno dalies ir net nuo veido. Lygiai taip pat yra ir su talija, ir su juosmeniu, kai mažinsite suvartojamų kalorijų skaičių arba sveikai maitinsitės, tada ir talija mažės. Ir tada pirma klausimo dalis buvo apie tuos šoninius atsilenkimus, susilenkimus ant suoliuko arba pasilenkimus su hanteliu. Tai čia tas pats, nėra lokalaus riebalų deginimo ir tie šoniniai judesiai jokių būdų nereiškia, kad nuo šonų riebalai tirps labiau. Ir tuo pačiu dar yra kažkokia, gal ir nelabai didelė, bet kažkokia vis dėlto yra tikimybė, kuri vėlgi priklauso ir nuo to, kaip intensyviai treniruojatės ir kiek pakartojimų atliekate ir kokį svorį keliate ir kaip jūsų raumuo reaguoja į krūvį, ar jisai lengvai auga, sunkiai auga, bet vis dėlto yra kažkokia teorinė tikimybė, kad tokiu būdu galima ir padidinti apimtis įstrižinių pilvo raumenų ir tokiu būdu padidinti talijos apimtį. Bet kuriuo atveju tų pratimų daryti visiškai neverta. Vienas momentas, naudos tikrai nėra, o žala yra teorinė nedidelė tikimybė, kad gali būti ir žala.